šventė, iškilmė. Šiandieną aušros vartuose renkasi vis Lietuvos vyskupai, pasidabinę, pasipuošę, kaip ir mes čia, liturginiais drabužiais iškilmingiausiais. Turime kalbėti apie kančią. Kančia yra viena iš didžiausio pasaulio paslapčių. Ir tenka pripažinti, kad bet kokie mėginimai ją atskleisti paprastai baigėsi visišką nesėkmę. Galime uždavinėti klausimus, galime maištauti ir piktžodžiauti, tačiau visą tai pasirodo esą nenaudinga. Kiekvienam mūsų kentėjimo paslaptis lieka tarsi gyvenimo palydovė, neišvengiama ir draugė skaudi. O ypač tuomet, kai kenčiame nekaltai ir nepelnytai. Tai suvokiant, galime padaryti vieną išvadą. Kančios visiškai negalima išvengti. Kristaus taipogi neaplenkė kančia. To deja neišvengė ir švenčiausia mergelė Marija. Todėl kančia yra neatsiejamai susieta ir su kiekvieno mūsų gyvenimo be išimties. Tenka ją pakelti, o kartais pragyventi su ją ilgus metus. Todėl mes turime mokytis kentėti. Ne veltui. Šiandien minint švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos iškilmę, bažnyčia mums siūlo prisiminti po kryžiumi stovinčią Dievo motiną, žvelgianti į krauju pasrūvusi savo sūnų. Ir iš tikrųjų, visas Marijos gyvenimas buvo susijęs su įvairiais išgyvenimais ir kentėjimais. Galvojate, kad Marijos gyvenimas buvo, kai sakome, rožinis klotas? Jau pažiūrėkime nuo pat pradžios. Į jos gyvenimą ateina kas? Sumišimas. Juozapo nesugebėjimas suprasti ir atjausti. Vargas gimus vaikelį turėjo gimdyti tvarte. Pabėgimas nuo Erodo, nuo pat pradžių turėjo slapstytis, bėgioti. Suvokiant, kad dėl jos kenčia Betliejuje išžudytų vaikų moteris. Kokią jie skausmas turėjo slėpti, žinodama, kad dėl jos kūdikio kenčia kitos moteris. Vėliau sekė baimė ir nerimas, ieškant šventykloje pasilikusio 12-mečio Jėzaus, Juozapo mirtis, atsisveikinimas su sūnumi, išeinančių mokyti žmonių, žinios apie jam grėsinti pavojų ir galiausiai Golgotos kalnas. Visa tai dvasios kentėjimų kelias. Tai motinos, pergyvenusios dėl savo sūnaus kančią,
Marija gali būti mūsų kiekvieno mokytoja, kalbant apie kančios kelią. Nes jos gyvenimas toks panašus į mūsų. Tiesa. Mums sunku susitaikyti su kančia. Tokiais atvejais jaučiame Dievo nuskriausti ir galbūt šaukiame. Ar Dievui, ar artimui, tu paprasčiausiai nesupranti manęs. Tie žodžiai iš tiesų teisingi. Kai mes ateiname paguosti kenčiančio žmogaus ir sakome, aš suprantu tave. Mes esame tokie melagiai. Jeigu mes niekada neišgyvename to, kad netekome savo sūnaus ir ateiname guosti motinos, kuri neteko sūnaus, ir sakau, suprantu tave, tu melagis. Tu niekaip negali įsijausti į tos motinos skausmą. Geriau tada tiesiog patylėti ir pabūti su to žmogumi jo kančioje. Tikriausiai per amžius daug žmonių panašiai priekaištavo Dievui. Ir jam neliko nieko kito, kaip pačiam tapti žmogumi. Ir tapimas žmogumis tai buvo tarsi atsakas į žmonių priekaištus, kuomet jie sakė, tai Dievas yra Dievas, jis ten aukštybės ir kaip jis gali atjausti žmogų, kai jis yra Dievas. Stop, pasakė. Stop. Aš viską išgyvensiu, ką išgyvena Dievas. Ir jis taip pat praėjo kančios. Taigi Kristus atėjo į pasaulį. Tačiau ir vėl susidūrėme su savotiška paslaptimi. Kodėl? Kodėl mūsų išganymui Viešpats pasirinko kančios kelią? Juk jis galėjo paprasčiausiai žmonėms viską padaryti. Viską dovanoti. Ir taip. Tačiau Viešpats pasirinko kryžiaus kelią. Kad visiems laikams ir kiekvienam žmogui parodytų kančios vertę ir jos didybę. Jis taip pat išsirinko Mariją, kuri tyliai pakėlė kančią per visą savo gyvenimą. Jeigu norite tos tylios Marijos portretą turėti savo širdyje ir vaizduotėje, siūlau kiekvienam pasižiūrėti tą seną filmą, jau pakankamai senas, Melo Gibsono Kristaus kančia, kur būtent rodo, kaip motina seka savo sūnų kryžiaus keliu. Ir tos aktorės veide tokia ramybė, o šalia jos nuolat sėlina mirtis. Bet ten tokią ramybę galite išvelgti Marijos pavaizduoti, kad tikrai išliks ilgam atmintyje. Ir kai bus kentėjimo valandos, tokią Mariją prisiminkite. Deja, dauguma iš mūsų nėra pasiruošę tokiam tyliam kentėjimui. Mes mėginame ieškoti atsakymo, trokštame tuo jau pat žinoti, skubame garsiai išrėkti visą tai, ką esame priversti iškęsti. Tuo tarpu labiau pasitarnautume savo ir artimui. Jei pamėgintume išgirsti patį save, toje kančioje pamėgintume išgirsti patį save. Ar mes stengtumėmės būti
nešnekėti, neaiškinti, net neguosti. Tiesiog būti šalia, kai išeikiančiai. Visi trokštame supratimo ir priėmimo. Ir kuomet kas nors mūsų klausosi, atrodo, jog išgirstame savo pačių troškimus. O tada į mūsų širdis ateina ir supratimas. Kodėl reikalinga toji tyla? Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus buvo be galo dėkingas savo motinai ir saujelį ištikimųjų, stovinčių po kryžiumi. Jie stovėjo ir ką darė? Tiesiog tylėjo. Tiesiog tylėjo. Bet jie buvo ten. Svarbiausia, kad jie buvo ten. Tylintis, bet buvo ten. Buvo kartu su kenčiančiu Kristu. Jėzus žinojo, kad kančia yra tokia paslaptis, kurią galima suvokti tik susimąstymu ir vilties tyloje. Kaip tik todėl minim gailestingumo motiną ir prisimename jos buvimą su mumis. Nuo tada